Taip, yra kylanti žmonių bendruomenė, kuri nebenori gyventi pagal Babelio principą. Principą, kuris mūsų skaldė, supriešino, atskyrė ir valdė iki šiol. Ši bendruomenė atsisako maitinti sistemas, kurios išlieka gyvos tik tol, kol žmogaus širdis gyvena baimėje, konflikte, neapykantoje ir nuolatinėme mes prieš juos. Ši auganti žmonijos šeima renkasi kitą kryptį. Ji ieško tiesos, nekurdama dar vienos stovyklos, o atsisakydama dirbtinai sukurtų sienų tarp lyčių, rasių, religijų, kultūrų, tautų ir valstybių. Nes galbūt didžiausia iliuzija nėra tai, kad mes skirtingi. Didžiausia iliuzija, kad mūsų skirtumai reiškia, jog esame atskirti. Mes galime būti skirtingi ir vis tiek būti viena žmonija, skirtingomis kalbomis ir atpažinti tą pačią širdį. Taip, galime turėti skirtingas istorijas ir neprivalėti tapti vienas kito priešais. Naujas pasaulis prasideda ne tada, kai nugalime kitus. Jis prasideda tada, kai suprantame, kad kitų niekada nebuvo. Mes esame vienas. Mes esame čia. Ir mes esame pabudę.